Tai ką, paskutinė diena mūsų gražiajam campsite. Persikeliam į vietą, kur yra elektra ir vanduo, nes būsim kokią savaitę be elektros ir vandens, tai reikia viską pasikrauti, viską užsipildyti, vandenis, dušus visus. Nes kur važiuosim, ten bus jau labai atokios vietos ir karšta. Tai pasiruošti. Šiandien išsimiegot dar. Viskas susidėt gražiai ir rytoj kelią, kur laukia 5 valandas. Su trupučiu. Tai jo, dar šiandien pasimėgom. Dabar važiuojam į Monkey Maya. Tenai vienintelė vieta pasauly, kur delfinai atplaukia ne sezono metu, kaip čia pasakyti, jie ne sezoniškai pasirodo, o kasdien realiai atplaukia pasimaitinti. Tai tokia įdomi vieta, tai nuvažiuosim pažiūrėti. O daugiau vėlgi, karšta, nieko labai daug negalim daryti. Tai bent jau dabar greit nuvažiuosim, pavalgiam pusryčius ir nuvažiuosim, tada gal į parduotuvę nuvažiuosim, nes vėl reikia buitinių tokių dalykų pasidaryti. Marčius sustojo patikrinti kažką mašinai. Ir taip dažnai būna, kad važiuojam ir tada Marčius užtyla, viską užtildo, išjungia radiją ir sustojam kažkur pakeliai. Martynai? O, kaip fainai, žmonės ką tik važiavo pro šalį ir paklausė, ar viskas gerai, ar reikia pagalbos. Tai va, ką norėjau pasakyti, tai dėl Martyno super klausos gebėjimų mes tikriausiai savo mašiną išsaugojom jau ne kartą, nes tik kažkokį garselį išgirsta, kad kažkas ne to, tikrai ne kažkas viduj barška, iškart stojam ir tikrinam. Ir vien dėl šito Martyno tokio, kaip čia, sėdėjimo ant adatų, kas liečia mašiną, mes nežinau jau kiek kartų kažką teko papildyti, patvarkyti, pakeisti, pastumti. Tai, o mašinytė toliau rieda, wow, tai Marčiučiak. Ką tik visiems papasakau tavo super klausos gebėjimus. Klausos ir dar plius, kad kai ruošim mašiną kelionį irgi nebūtume tikrinę, taip dažnai būtų daug dalių dabar sugėdę. Taip, tai va, tai čia vienas toks iš downside, keliant aplink Australiją mašinai, nes you never know, kas gali atsitikti, bet kol kas, viskas okei, klausa on point, mašinytė on point, riedam toliau. Būdelė uždaryta, nežinom kaip sumokėti, prašo sumokėti. O nėra lapukų jokių. Kelinta šiandien dieną? 24. Jau 24? Tikrai? Taip. Pasiemam vandeniuko ir einam žiūrėti, kokį experience turėsim čionais. Jeigu nepamatysi delfino, būsim pikti. tai vat, važiavom, susimokėjom, sako, turai baigti visi. Nors iki 12 valandos jie vyksta, o dabar 10 tik tai. Sako, reikia atvažiuoti 7 kiam, jie dažniausiai pasirodo, delfinukai. O šiaip, sako, gali čia pabūti, pasirodys, sako, jų čia namai. Jo, jie sako, čia plaukia kiekvieną dieną ir niekad nežinosi, kada kelintą valandą, tai galit snorkelinti ir tiesiog juos išvysti netikėtai. Varaja plaukia, ar vežliukas čia? Nežinau kas. Tai manau, šiandien būsim čionais. Sukinėsimės aplinkui, kol pamatysim delfinus. Ir prifilmuosim, prifotkinsim užtektinai, kad būčiau happy ateinančius metus. Snorkelinsim, būsim, šilinsim. Ir fingers crossed delfinukai išlys pasisveikinti. 3
There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you Esam Monkey Maya ir aplinkui, kaip matot, žmogaus nei vieno, nu keli žmonės va tenai. Bet daugiau visi, kadangi čia yra rezortas, tai visi rezortą sulindę. Nors delfinai aplink tave plaukia, tai nesuprantu žmonių logikos realiai. Prie baseino pilna žmonių prie baseino, o kur va gamta, kur delfinai plaukia, nei vieno žmogaus. Va taip australai mėgaujas gražiąją Australiją. Gerai, mum geriau. for us. There's a new day waiting round the bend. Tai va, sėdim pavėsiukiai, žiūrime vandenį, laukiam delfinukų. Buvo rytą jie čia atplaukė, biškį spėjom pagaudyt. Ir dabar kažkur išplaukė pietams tikriausiai. Tai čilinam, esam vieninteliai paplūdimiai, negyvos dvasios daugiau. Jo, visų pirma, nieks per toks karštis neina, tik mes ekstremalai sumačiam. Visų antra, yra čia žmonių šitam rezorte, bet visi sėdi prie baseino arba restorane. Tai, irgi toks, tai jau mieliau sėdėti prie jūros ir žiūrėti į delfinus, į vėžliukus, į rajas, į žuvytės, nes čia gyvūnijas pilna. Bet kiekvienė rankasi palei save, mes tai sėdim čia karštį, bet užtat mėgaujamės vaizdu. Tai va, eisim tikriausiai pavalgyti čia kažkur ir pabūsim dar biškį gal. Gal dar pamatysim delfiniukų, jeigu jie mums norės pasirodyti, jei ne, tai ne. Matysim kažkur kitur, bet manau dieną užskaitom kol kas. Mažu šakinėja. Čilas, bet bent jau delfiniukai pamatyti. Daugiau nežinom, kaip praleisti. Tokia karšta diena. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will. Nu ką, pasiėmėm pertraukėlę, nuėjom į tokią restoraniuką, kur vėsu. Komentavau vlogą iš naujų metų, tai taip keista, nes tenai mums buvo žiauru, nes šalta ir vėjas, tai vaikščiom apsituloję, tai pamatysit, šiandien paleisiu. Šiandien yra 24 februarį, tik vasario, ir šiandien tik paleisiu naujų metų. Tai taip yra sunku tokioj kelionėj montuoti ir leisti.
Ir tai buvo keista žiūrėti, nes dabar taip karšta, mes tik pasvajot galim jaučia apie pietų Australiją, kai buvo vėjas ir gero dabar, bet negalim išeiti kiem, tai dabar išėjom ir dar 36 žmonių, kaip matot, tuščia, visi slepiasi prie baseino. Tai dar praseisim, paieškosim delfinų, vėžlių ir sėsim ir važiuosim į savo miestelį, kuris yra už 30 km. Nes klausėm ir barmenių dėl delfinų, tai nieks nežino, sako, kada nori, tada pasirodo jie. Tai galim laukt, galim nelaukt, o kai bus, neaišku, tai mes tiesiog, aš noriu šiandien pabaigti tą vlogą sukelt. Ir šiandien jau daug palyginus nuveikėm, kaip per tokį orą. There's a new day and it will restore us. There will be new ways. This is not the end. Ką tik grįžom į mašinytę. Ir va jums įrodymas, kokiu oru mes keliaujam. Kaip jautiesi? Da niekad taip nesijaučiu. Nuo karščio. Visą laiką perneštavo normaliai kažkaip. Tik grįžom į savo campsite'ą. Ir va, kiek draugelių virš mašinos. Kiek draugelių. Draugelių. Žiauriai fainai. Nežinau, kažkokia šiandien diena visa kažkokia stebuklinga. Tai delfinukai, tai vėžliukai, tai žuvytės ir va, draugeliai aplinkui skraido. Žiauriai cool. Žiauriai. Ir va, kas darosi, kai pasiemam mokamą campsite'ą su elektros prieiga. Viską kraunam. Ne vienos laisvos rozetės likusios. Ai, gyvenimas ant ratų. That's really good, right? May as well have a look at it now. You don't see the spots? Pico is an Indo-Pacific bottlenose dolphin, and the trait of this species is to develop speckling on their underside. She's got little spots. Thank you. Little speckles. Actually start around their genital area and work their way up their body. And this is due to age. So you can actually age an Indo-Pacific bottlenose dolphin by the density of those speckles. If they're up near their eye, they're an old dolphin. She is just over middle-aged, so she's got quite a belly full of speckles. And as she gets older, they'll even work their way up under her chin and around her eye. They get wrinkles, they get really small.
Ir dar vieną dalyką, kur pamiršom nepaminėto, gal tiesiog papasakot, kas įvyko ryte. Tai atsikėlėm anksti ir važiavom į Monkey Mia resortą. Žodžiu, ten tokia yra delfinų tyrinėjimo centras ir jie ten vykdo tokius experiences rytais, kur žmonės gali ateiti ir pažiūrėti. Kiekvieną rytą delfinai atplaukia į tą bėjų pas jų. Delfinai yra visiškai laisvi, ten nėra jokio uždaro pūlo ar kažkaip kaip atrodo kaip zoologijos sodose, tiesiog jie patys nusprendžia atplaukti kiekvieną rytą į tą bėjų. Ir tada mergaitės papasakoja apie delfinus, papasakoja apie jų skirtumus, apie jų būdą, kaip jie čia gyvena ir panašiai. Tai va, tai šiandien rytą su Martynu važiavome šitą experience'ą, jisai prasidėjo apie 8 valandą. Laikas niekada nėra nustatytas, nes čia priklauso nuo to, kada delfinai patys sumastys atplaukti. Tai va, tai buvo labai faina, pasiklausėm, pamatėm, delfinukai plaukiojo palei pat krantą. Ir tada mergaitės išsirinko porą žmonių, kurie ėjo į vandenį ir davė delfinui žuvytę. Delfinų šiaip liest negalima ir yra taisyklė Australijoje priimtas įstatymas, kad tarp tavęs ir delfino turi būti 50 metrų, tu negali prie jo plaukti ir jiem duoti kelią. Tai va, tai delfinų liest negalėjo nieko, bet mergaitės tai išsirinko porą žmonių, kurie tiesiog įdėtų žuvytę į vandenį ir delfinas ją tada paimtų ir tu tuo metu stovi vandenį kartu su delfinu. Tai aš buvau vienas iš tų žmonių, kurie išsirinko. Tai buvo žiauriai fainai, bet tiesiog emocijos ėjo per kraštus ir nieko nei nufilmavom, delfinus nufilmavom, bet ne tą patį experience'ą, kaip tą žuvytę prie delfino įleidom. Bet čia pasiliksim tą toks prisiminimus, žiauriai buvo super special. Didelis tik boksas padarytas mano norų sąraše, o dabar jėdam. Tai toks rytas, exciting, o diena šiaip sau. Esam Kriuklyčių rojai. Mano rojai. Labai graži vieta. Šiaip šita įlanka, reiktų sakyti, yra dvigubai druskingesnė negu vandenyno vanduo, nes čia vanduo įplaukia iš vandenyno ir tada jis išgaruoja. Tai vienintelis, kas gyvena šito įlanko, yra moliuskiukai, kurie, kaip būna išskalaujami į krantą, patampa kriuklytėm. Jo, daug istorijos tenai prirašyta yra. Kaip atsirado kas, kaip kas, bet pats vaizdas realiai daugiausiai duoda įspūdžio. Ir, žodžiu, šiandien tokia diena, apsilankėm čia ir viskas, varom į Coral Bay. Dabar turim 5 valandas nuvažiuoti iki mūsų kito campsite'o, pavadinimu Coral Bay. Vadinimas tikriausiai užduoda, kad ten daug snorkelinsim ir maudysimės vėl. Tai vat, lekiam į kelią. Ir susimatysim pakeliui. Pakeliui ir vakare. O čia kriuklytė. Ir dar kriuklytė.
parašyta, kad tualetus sunku išlaikyti, mūsų parama parduotuviai būtų neblogai. Nu, kažkas to dar išverts iš anglų kalbos. Tai reikia kažką pirkti, kad į tualetą nueiti. Einam, pirksim. Tai atvažiavom, galvom, privažiuosim miestelį kažkokį padaresnį. Pravažiavau degalinę šitą, nes galvoju, bus miestelis. Ir kitas ženklas jau greitkelis prasideda. Ir žodžiu, čia yra tas miestelis, tai realiai tik degalinė. Parodysim miestelį iš viršaus, taip atrodo, o judam toliau. Kūro dar nesipylėm, nes bus didesnis miestelis už 105 kg. Tai lekiam toliau. Esam vidury laukų. Čia mūsų turėjo būti važiavimas, bet rašau, kad reikia 500 metrų pavažiuoti. Tikriausiai jis buvo vėl uždarytas dėl floodų ir pakeistas į kitą įvažiavimą. Šiaip net nežinau, važiuojame į campsite'ą ir nėra jokių atnaujinimų dėl šitų nacionalinių parkų, nes turime atnaujinimą apie kelius, žinom, kurie kelių uždaryti, kurie ne. Bet neturime atnaujinimo jokio apie nacionalinius parkus privažiavimus, nes tų keliukų daug ir patys rangeriai kiekvieną dieną važiuoja per juos ir tai žiūri, ką atidaryti, ką uždaryti. Tai, žodžiu, važiuojam toliau ieškoti įsukimo į savo campsite'ą, tikimės jį rasti, nes jau 6:20, 3:07 laukia, kaip matot. Tai norėtųsi šiandien miegot kur nors normaliai, o ne va taip pakeliai. Važiavimu, tai va tenka taip važiuoti. Vos matosi kažkas per stiklą mūsų. Ir šiaip nemėgstam važinėti vakarais, nes labai daug gyvūnėlių tada išeina į kelius. Emu, kengūrus, visokie galvijai, palaidė. Tai žodžiu, challenge'as mums šiandien dasigati iki campsite'ą. Radom keliuką. Riedam dabar ten, saulė leisis už 20 minučių, o mums dar pavažiuoti visai ir net nežinom, kokia ten situacija, tai biški skubam. O su tinkleliu, nes mūsų belie kiek. Atsidarėm duris, Murčius kėlė droną, tai jų tiek priskrido į mašiną ir jas lenda į nosį, į burną į visus, kaip jau girdėti iš mūsų dejuojamose kiekvieną dieną, bet neįmanoma. Dabar kažkaip neskraido, bet... Čia, O lava.
mašinų iki Šelibyčio, o dabar važiuojam iki Išnaktų ir ieškom savo campsite'o. Toks jausmas, kad esam vieninteliai šitam visam regione. O kas nesutiko mašinas, nežinau, pastarąsias 4 valandas jaučiu. Nu, žinokit, vargais negalais atvažiavom, buvom visi pasiklydę. Nervuotis pradėjom, jau nejaukų darė, nes keliai matosi nevažinėti žiūri ilgą laiką čionais. Aišku, kai mes keliaujam ne sezono metu, visiškai tamsu, visiškai sutemo. Marčius ir biškai pradėjo irgi nervuotis, nes patys keliai ne pačio gerumo didžiojo, tokie vien kopėtėlės. Ir taip važiuoti turėjom 20-30 kilų, tai užtrukom dar 1,5 valandos kaip minimum. Bet atvarėm, pagaliau. Jūra ošia, nieko aplinkui nematom, bet girdim kaip jūra ošia. Pasakysi, ką nors reikia ar... Nekomentuosiu. Nenuotaikėliai. Bet ir tau viskas bus gerai, kaip prie jūros atsikelsi. Labanakt, statom palatką ir einam miegoti.